čia kiaušiukas. Taigi sakiausi ir šiandien aš filmuoju savo naują video. Ne. Ir va. Ką, kur buvai? Ja. Pabaiga? Fizinio aktyvumo, nu davai. Mes kamuolį. Nu, kaip čia mums šiandien bus. Sėdėtume tamsoje, bet yra lempa pas mus. Viskas apšvietė. Mes plaukiam. Ate. Oh my god. Ai, Deima iškirpo, tiesiog juokiamės. Man jau 21. Ačiū. Žodžiu, čia žiūrėkit, vanduo. Va. Žodžiu, kaip matote, mes čia turime mikrofoniuką, turime aneką, klaviatūrą, dalytę. Čia yra nuostabusis smėlis, čia yra nuostabia mūsų maldyviška jūra, nuostabia Deimantė Vaikytė, tiesiai iš pajūrio. Let's go! Ir šiandien vėl fan meetas ir fan meetas mūsų mieste, mano mieste. Čia yra viena mano mėgstamiausių vietų, tai Olanda Kikurio, manau, daugelis iš jūsų žinot, kas tai per vieta. Jis nusipirko mėlynų šerbetą, bet aš jį pasiėmiau. Šiandien buvo žiauriai, awesome žiauriai, nu viskas super tiesiog. Morning, guys. Hi guys, praėjo 100 metų, mes nesimatėm 100 metų, man bent jau taip atrodo. Praėjo labai daug laiko nuo to, kai vloginau ir nusprendžiau kažkodėl, nežinau, čia visą sausį vasarį kalbėjo man mintis, sugrįžti į YouTube ir kelti video, tokius kokius aš noriu ir labiau dėl savęs, ne dėl žiūrovų, nes anksčiau atrodo darydavau daug dėl žiūrovų, kas kam patikdavo ir panašiai, tai sugalvojau, kad norėčiau tiesiog daryti tai, kas man patinka, man labiausiai patikdavo filmuoti vlogus. Nežinau, kiek jūsų čia bus ir kiek jūsų čia žiūrės, bet kaip sakiau, nėra man tai svarbu, man nėra svarbu skaičiai. Jeigu bent vieną žmogų sudominsiu, man jau bus čia kaip didelis pasiekimas ir aš būsiu labai laiminga. Žodžiu, neįsiplėsiu čia per daug, kur buvau dingus, realiai niekur šiaip nebuvau dingus, bet tiesiog, kaip sakoma, mental health problems buvo ištikusios, kurios nėra niekur dingusios, bet tiesiog bandau perlipti dabar per save ir labai noriu sugrįžti į tą savo senąją save, ne į tą jaunąją. Ne ta prasme, kad sugrįžta prasme, kokia buvo anksčiau dami, bet tiesiog, kad galėčiau kalbėti taip kaip anksčiau, reikšti savo mintis ir panašiai, nes dabar labai daug streso yra. Tai va, tai žodžiu, sugrįžau, šiandien darysiu obviously dieną su manim, kas yra basic, tai aš manau, kad filmuosiu ir įkelsiu iškarpas iš gal keletos dienų, o gal vienos dienos, depends, tai tiesiog gero žiūrėjimo, labai visų pasilgau ir labai miela malonu, jeigu įsijungi šį video, tikiuosi, kad pažiūrėsi iki galo. Aš turėčiau labai paskubėti, nes spėkit, kas vakar prabuvo labai ilgai ir vėlai nuėjo miegoti, šiai buvau susitvarkius režimą, nu esu susitvarkius režimą ir anksčiau keliuosi ir anksčiau einu miegot, bet vakar biškai užsisėdėjom su Agne. Žodžiu, labai daug, kaip sakoma, brainstorminum ir taip ir gavo šitą idėją, kad davai šiandien filmuojam ir dabar turėčiau būti jau susiruošus kaip ir, bet aš dabar tik pradedu ruoštis, bet dabar yra po
12 kažkiek. Aš turėjau atsikelti 9, išlipau iš lovos 10, gal po 10, bet kol prasibudinau, aš turiu tokią rutiną, kad aš atsikėlus negaliu iš karto įtruoštis ir turiu prie kavos puodelio pasidėti bent valandėlę, tai tas biškiai užtruko. Žodžiu, bandžiau savo paskelbti nuotaiką. Nu, ne taip, kad nebuvo nuotaikos, bet tiesiog, kad užsivaibint, tai žodžiu, klausiaus muzikos ausiniam. Labai kažkaip padeda. Viena draugė man buvo šitą mintį pametėjus, kad kaip lengviau rytais atsikelti, iš karto atsikėlus užsidėti ausinės, pasileisti muzikos. Tai va, tai aš kažkaip užsidedu tos trankesnės tokios muzikos. Ir tada nudaryti kavos, nu žodžiu, užsivaibina visas rytas ir tada gera diena būna. Tai žodžiu, tai šitas labai geras hekas. Jeigu jums sunkiai sekas ir keltis ir apsimiegojo tokie jaučiatės rytais, tai žinokit, muzika labai padeda. Anyways, labai mano mintis gali šokinėti, nes aš net nežinau, ką pasakyti, nieko nesiruošiau, nieko neplanavau, tai žodžiu, tiesiog ruošiamės, nes jeigu aš čia įsiplėsiu, tai vlogas gausis poros valandų, o mums reikia šiek tiek trumpiau. Tai va, tai žodžiu, reikia pasižiūrėti, matot, aš esu šlapę galvą išsiplovusi, reikės įsidžiavinti vėliau, bet pirmą pradėsim nuo make-upo ir pasidalinsiu, kaip darau savo make-upą šiuo metu, nes labai dažnai šiaip viskas keičias, bet šiuo metu būtent kaip aš darausi savo basic kasdieninį make-upą. Tai žodžiu, pradedam nuo šito, nežinau, kiek čia fokusuos, bet naudoju 4 muiliuką. Žodžiu, aš prieš tai naudojau Essence muiliuką, bet jo nebebuvo pardavime. Mačiau dabar sukūrė naują pakuotę, patobulino jį, tai turėtų atsirasti, nežinau, dar kol kas nemačiau, bet reikės užmesti akį, gal jau netyčia atsirado. Pasidarom antakiukus. Labai nesistengsiu šiandien, žinokit. Žodžiu, man jaučiu net nepatiks, ką čia pradžioj pašnekėjau, nes atrodo kažkaip norėtų tas mintis susidėlioti, bet žinokit, aš dar iki galo nesu prabudus. Man ant vakaro pats kalbėjimas užeina ir tada žymiai geriau mintis dėstau, bet tikiuosi jūs mane suprasit. Ai, šiaip kodėl pagalvojau, kad noriu vlogus filmuoti, dėl to, kad Instagram nebelabai rodau savo kasdienybės, tai galvoju, kažkaip būtų gal faina, ypač gal tiem, kurie žiūrėjo ir gal kažkas norės žiūrėti. Ir man pačiai bus faina, tokie kaip prisiminimai, ir čia daugiausia prisiminimų išlieka kažkaip YouTube'ai, tai dabar visada faina ir tos senus įsijungti, aišku, biški cringe būna, biški labai saugau, daug kas pasikeitė, tai kažkaip galvoju, kad būtų faina pratęsti šitą dalykėlį. Toliau važiuojam su Tarte. Nu, tos fokusuosi šiandien ar nelaba. Žodžiu, kažkaip labai nefokusuoja, bet žodžiu, čia yra Tartas korektorius. Žiauriai cool. Žodžiu, negaišiu laiko čia fokusuodama, bet žiauriai geras dalykas. Tiems, kurių akis yra pamėlynausios, pavioletinausios ir panašiai ir panašiai. Atradau šitą dalyką ir čia jau naudoju antrą. Aišku, labai gaila, kad nėra pirkti jo Lietuvoje, bet jeigu keliauja, tai išbandykit, žiauriai geras dalykas. Labai gerai užmaskuoja paakius. Aš naudoju šiuo metu Lankomės pudrą ir man šiek tiek, nu, jinai yra tokia tamsesnė spalva. Aš dabar pažymau, žinot, iš vis balta, nors iš visada balta. Miksinu su Nam, matot, atspalviai kiek skiriasi, tai gal toks aukso viduriukas, vis tiek tamsiau ir, žodžiu, per balta irgi nenori būti. Tai miksinu šitas dvi pudras. Čia jeigu spalvų klausimas, tai čia 120N yra Lankomės, o Nam yra pati šviesiausia, man atrodo, žinokit. Nežinau, kad čia tas spalva rašo iš tikrųjų. 01C. Toliau Makeup Forevero maskuoklis. Pirmas spalvikė. 1.0i. Čia jau irgi pat šviesiausia. Toliau turim Ingloto Birė pudrą. Čia 12 numerikos berods yra. Fiksuosim paakius. Nu, šie patukai jau tokie biškiai atgyvenę. Kautukai nukrita, bet man tiek faini, kad kažkaip naudoju toliau tiesiog. Kontūravimui aš naudoju šitą iš Kiko stiką. Labai irgi fainas. Ir čia yra 200 spalva. Šiaip aš dažniausiai mėgstu ant rankos pasidaryti ir to su šepatuku paim, bet šį kartą taupysim laiką, kaip sakoma, ir tiesiog nuo čia iš karto su šepatuku imsiu. Nu va, ir dabar viską prablendinu su kempinėlė. Tiesiog sulyginu, kad nebūtų aštrių linijų ir panašiai ir panašiai. Čia dabar labai žiūri lievai, apšvietimas krenta, nu bet paskui pasirodysiu prieš dienos apšvietimą, visiškai kitaip atrodys. Taip, toliau mes turime Rare Beauty Selenos Gomez blushą. Pas mane yra spalva Encourage. Šiaip labai patiko. Aš tamsesnę pasiėmiau, dabar gal norėčiau šviesesnę turėti, bet šitas spalvikė šiaip labai gerai. Ir aš mėgstu daug blushų. Žinau, kad negalima perkrauti, bet aš mėgstu nemažai blushą, nes aš esu išbalus, išbliškus, žodžiu, ir man reikia pagyvinti veidą, tai mėgstu, žodžiu, nemažai blushų. Tokia yellow atrodo, čia orange, visai prieš kamerą, sakyčiau. Toliau, buvau gavus labai fainą pieštuką antakių ir, žinokit, labai prilipo iš Benefit. Tai, žinokit, vienas gal geriausių. Net neįsivaizduoju iš tikrųjų kainos, geras klausimas, bet šiaip žiauriai gerai padažo. Kiti pieštukai labai sunku ant muiliuko pieštuką uždėti, o čia tokia kaip kraidelė. Žodžiu, čia dvi pusės yra. Čia, man atrodo, yra ir tik pieštukas. Tai va, ir labai lengvai užsitepa. Ok, grįžau pas jūs jau su antakiai. Toliau mes turime akytes,
kurias labai švelniai pasidažau. Čia beje Naked paletė, Honey. Šiuo metu naudoju tušą iš Gošo Simonos Nainės. Patinka man. Ir tada su ta pačia Inglot pudra užsipinsiu šiek tiek veidą. Ir dabar mums reikia lūpų, bet lūpas pasidažysim šiek tiek vėliau. Aišku, be lūpų neatrodo taip gerai tas makiažas man. Nu, kaip ant greituko, tai sakyčiau visai neblogai. Grįšiu pas jūs, kai bus su lūpom, einu išsidžiovint plaukus. Labai trūksta mano apšvietimo pro langą. Mano firminis veidrodis ir mano outfitčiuks. Labai paprastas casual, bijau dar sušalti šiltą megztinį uždėjau. Kažkaip labai čia tamsiai mane filmuoja ir labai geltonai. Bet jo, something like this. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ok, žodžiu, uždėjau akinius. Nežinau, kiek gerai padariau, nes čia įsispaus dabar makiažą. Bet žodžiu, reikia važiuoti, nes kažkas manęs jau laukia, so lekam. Šiaip visai geras oras, tik kad labai vėjuota. Hi girls, pasiėmiau Agnę. Man faina matyti kamerą. Jo, man irgi taip keista, 100 metų, ne? Telefoną, like, I'm done. I'm done too. Tai va, pasiėmiau Agnę ir mes varom į Ozą. Tarsi, žiauriai gražus oras, faina. Tarsi, namie man karšta, išėjau lauką, man ausis nušalo per 2 minutės. Nes vėjuota žiauriai, ne? Nu, žiauriai. Same. Varysim ieškoti ausinių. Let's go. Kažkas turi vairuoti, negaliu filmuoti. Agnė pasiėmė siuntą. Tokia dėžė dar. Tokia dėžė ir tada nusprendėm, tai gal pasivaikštom dar Oze. Tai va, dabar vaikštom, randamės tencėjų šuduliukų skyriui. Žinai, kad galėjom galę tiesiog nueit pasiimti. Aš šiaip tik maišę duos pakuotą. Ne, aš tik šiaip pakau, kad dėžė duos. Ir ne, aš kažkada buvau užsakius, dabar visą dėžę. Tai dėžė už mane didesnės, nes vaikščiu dabar. I can't. Žiauriai tamsu čia. Kas ten kiek gerai girdėjęs. Žodžiu, užsukom greit užkas. Po mini kompleksą pasiėjom iš Kezo. Kas yra labai keista, nes aš labai heitindavau Kezą, bet laiką keičias. And now it's fine. Tai va, galvojam labiau fancy kažką, bet galvojam, neapsikraukim, greit norim iškasti ir varyti šiandien, nes belė kiek daug žmonių. Žiauriai atpratau viešumoj filmuoti, žiauriai juokinga, tiesiog labai nejauku. Pagaliau išėjom iš Ozo. Same! Man užteko valandą Oze pabūt, like, socialinė baterija išsikrovė. Viso gero. Jo. Man yra pailsėjimas. Bet soundau atrodo, kad nežinau, kas vyksta. Pirkau diržą. Mes taip kalbam. Pa, nusipirkai diržas? Pirkau diržą. Tiesiog simple juodas diržas paprastas. Turiu čia tokį, bet manau, kad aš jo nenaudosiu, bet tiesiog reikėjo diržo kokią pusę metų, gal aš ne, sakau, kad nusipirksiu diržą. Aš galvoju, kad nusipirkai kažkokį. Ne, aš niekada taip ir nenusipirkau. Ir visą laiką nervinos, kai man reikia diržo, aš neturiu jo. Tarp, aš be diržų vaikštau. Aš čia labiau aksesuaras, aš nenešioju diržų čia. Aksesuaras. Nu jo. Vis kai iš Lindexo tada sėmiau diržą. Pagalvojau normalus diržas tokio storio. Ir ten yra tas, kur per liemenį, tipo, kai kokią skrelę, ten plotį ar kažką. Stupid. Ta prasme, aš negaliu, kodėl mes šią mašiną pasistatėm. Ta prasme, triukšmas didesnis negu nežinau kas. Ten žinai, kas ten Barbora važinėja. Nu, matau, kad Barbora su savo prekėm. Oh, wow. Šalau Oze. Sušalai Oze? Oze buvo karšta. Aš ten... Aš noriu tualetų. Ką tik buvom. O tai iki panoramos neapsimyšė? Ai, palauks. Dabar aš pradėsiu. Kaip išsimu šitą? O dieve, mes su Agne pradėjom taip žemaitiškai kalbėti. Mes pažiūrėjom Samošką vakar. Pirmą kartą. Ir dabar viskas, mes dabar taip šnekam. Mes žiauriai blogai, nes mes tai nemokam žemaitiškai, bet tiesiog mes... primetam, kad tipo mokam, va taip šnekam, mes nemokam. Tiesiog užteko kokią minučių pažiūrėti videoką. Žiauriai iškabinu. Žiauriai. Fun fact, kai atvariau į Vilnių gyventi, man bendradarbė sako, iš kur tu? Jis sako, tavo akcentas keistas. Nu, tai man irgi taip yra, sakė vilniečiai. Ir man pasakė, kad aš iš Alytaus. Skambu kaip iš Alytaus. Nežinau kodėl, bet... Tipo, aš iš Alytaus. Agnė skamba kaip iš Alytaus? Žodžiu, aš galvoju, kad aš paprastai kalbu, kaip aš sakau, keistai kalba, bet sako, tau labai keistas akcentas, keistai kalbi. Ką? Pirmą kartą gyvenime girdžiu. Gerai, buvo labai šalta, mano protas susidėjo tokią striukę, ne per geriausia idėja buvo, bet žinote, aš pripratusi iš mašinos į mašiną, tiksliau iš mašinos į patalpą, iš patalpos į mašiną, tai toks dažniausiai gaunas, kad tipo neapsikraunu tais paltais. O dabar ir labai vėsa. Vieną ir turim protingą su paltu. Agnė saulė užtačiečia už su akiniais. Agnė su pirštinėm, su šaliku. Agnė laiko mano padukus, nes aš neturiu rankų. Mes pasiėmėm kavos, tipo galvom čia šiltos kavos pasiims. Gerai, kad šaltos neėmėm, like, it's like so cold, nu. Nes mes jau žinot, tas sezonas praeina, kur šaltą kavą
norisi labai gerti, nes mes esam šaltos kavos fanės. Rein labai daug žmonių, bet mes čia vaikštom prie krantinės. A, čia ne krantinės skaitos. Aš pripratęs Klaipėdai. Nu, čia irgi. Gal nežinau. Nu, žodžiu, prie upės vaikštom. Tai va čia paės žemiau, tai nebėra tokio gavėjo, bet šiaip labai didelis jie šiandien ir dar proto 0, tai nebesimaus tokius striuks, kol nebus plus 15. Hi girls, pasakyk, ką pasiėmėm. Čia turime matcha latte iš kofeino. Pirmą kartą ragauju. Normaliai. Kiek vertintumėt? Normaliai. Kiek 10 baliai? Labai švelna, bet man patinka švelna, tai 8. O, not bad. O kaip šitą vertinti? Šitą, neragauta. Bet žinai, balto šokolado latte. Ne kažką. Jo, sorry, nulipstikinau. Ne, šiaip šitą žiauriai gerai irgi. Thanks, mates. Kad darom vertinimus, galiu įvertinti šitą paltą iš Lindexo. Šiaip viskas fainas, gražus, ne? Nuslėp. Jo. Bet pažiūrėk rankovę. Nežinau, ar matysis labai juoda. Ai, matos. Nu jo. Aš užsidėjau šitą šaliką 2 kartus ir tipo viso. Paltas jau biškai gėda rytis tokio kažkokio. Bet nebuvo laiko sutvarkyti. Nu tai tipo, kiekvieną dieną tvarkytis paltą. Nu arba juodą šaliką dėti. But it's not the vibe. Yeah. Bet vis tiek nusibumbulintų juodais tada. Nu, nesvarbu kokias spalvos, žinai. Slay. Žiauriai slay. Yeah. Tuo prasme, man nepatiko. Kiek praėjo, kiek? Man atrodo, 1,5 metų. Oh, that's a lot. Nu jo, kažkas tokio. Nu, ir tipo dabar, man patinka visgi. Žodžiu, pamarinavau spintai, Pamarinavau? Nu, ir dabar manišau. Grįžom jau mašiną. Aš jau pavargau iš tikro. Kiek yra valandų? 5? Man irgi išsikrojau bateriją. Žodžiu, kažkokį ne tą parkingą atsiradom. Ėjom pasivaikščiot, iš panoramos išėjom ir tada per pažeminį ėjom atgal ir kažkaip atsiradom parkingę. Nu galvojom, gerai, ieškom mašinos, ieškom, po to visą parkingą niekur nėra. Šiaip mašinų mažai. Nu, kai mes važiavom, tai pilna buvo. Tai tokias confused palikom, nes kol nieko nebus, nerasim čia rats pravaikščiam ir tada užkilom ir atsiradom kitam parkingę. Tai nežinau, kad po šitų parkingų yra dar vienas parkingas žemiau. Kosmos. Mes žiūri confused su Agne. Tai jo, pasirodo, kaip diena, taip naujiena. Žiūri, fainai, galima mašiną filmuoti, man labai patinka mašiną filmuoti. Sugalvojom, kad mašinai padarysim unboxingą, nes Agne parsineštų dėžę namo. Manis ne. Tapsyr. Ar tai darom? Ar čia tiesiog lupdau? Tai jau tiesiog paklausė ir tiesiog daro, Sunku, ant didelės. Nu, čia labai nepraktiškai tas mašinai, bet tu sugalvokit tokį dėžę su pako didelę. Nu, 100% turėjo parduotuvė. Ir dar maišė. Nu. Koks miniukas! So cool. Tokia minkšta. Jo, čia tai iš tokių fluffy, ne? Įsivaizdavau šiek tiek didesnė. Ne? Aha. Bet kaip ir tikėjausi, kad bus maža. Bet telefas telpa. Jo, per akis. Easy. Tai buvo gerai. Toks mini cutalas. Turime aišku rankiną. Čia Stradivarius, jeigu ką, jeigu neminėjom, nes neatsimenu, ar minėjom. Žinau. Tai žodžiu, Stradivarius užsisakė. Pašas dydis, do you like it? Nu, ten gal nelabai. Oh, wow, fancy. Labai įdomu, kaip su dydžiu bus. Man irgi žiauriai įdomu, kaip tau size bus. Žiauriai didelė atrodo. Aha. Atrodo žiauriai didelė. Čia tikrai 9. Ai, nu jau. Aš tai 9. Gal tai taip atrodo? Tokia siaurokė atrodo, ko. Nu, tikiuosi, kad teks. Batiukai. Tačiau didelė atrodo, negaliu. Na ir turi būti tokie dum. Ai, nenormalia bus. Kaip kerzai. Excited. Tik mažesnė. Mano pirmi lauferiukai. Kaip lauferiai? Lauferiai turi brandą, savo lauferių brandas yra toks? Ar tiesiog lauferiai stilius yra batų? Stilius batų, man atrodo. Tiesiog stilius batų, ne? Jo, čia kaip šlepetės ir mano pirmi lauferiai. Pabatą laikom tiesiog. Hi guys. How are you? Nu, fainai. Juodų žodžių prisisakė čia itemų. Black is the black. Nu taip, suprantu, nes raudoną tą jau turi. Tai va toks unboxingas, tokių necessaries dalykų. Necessary. Aš tai nieko, aš tai dar biškį laukiu. Šiaip nežinau, ko noriu. Aš neturiu dar plano, kokie tendencijos kokios bus ir nėra to, kad labai reikėtų. Nu, šiaip reikėtų, kėdų reikia. Bet dar neturiu to plano, kokios tos tendencijos, kaip aš norėsiu rengtis ir panašiai. Dar nesu susidėliojus, susigalvojus, man kažkaip dar žiemą ir dar kažkaip, nu, toks, kaip ir pavasaris jau, bet tipo, dar ne tas pavasaris. Šiaip turiu itemų, neišnešiotų, nes nespėjau, nes aš buvau užsisakius, ar gavau siuntą rūbų iš About You, man atrodo. Ir aš buvau tokių pusinių, ir iš Lindexo, ir iš About You, buvau gavus tokių pusinių rudenių įgrinai, ten striukyčių ir panašiai. Ir gavus taip, kad buvo rugsėjais labai šiltas. Ir tada aš biškite spėjau panešioti tos rūbus. Ir tada atsitiko taip, kad aš išvariau Turkiją dar porai savaičių. Ir tada grįžau, buvo jau labai vėsu.
Ir tada jau buvo, nu tai gal jau žeminė striukė labiau, žinai. Ir aš nespėjau normaliai panšioti, tai tikiuosi labai pavasarį panšiau, nes turi ir lietpaltį iki žemės, kurio net nenešiojau realiai dar. Šitą striukytę, kurios irgi nelabai dar nudrožiau, nu šiaip nusidrožiau, jinai greitai. Šiaip iš tikrųjų quality, tai tokia irgi, o kaip tu sakai, kad apsiprautai, pas mane tas pats, žinok, va. Tai tokia nu, bet tai ką, nunešiosiu ir viskas. Tai vat yra tokių dalykų, kur nepanešiau, tai va šį sezoną panešiausi, tikiuosi. Reiks pasižiūrėti, perstėliu, spintą visą reikia persitvarkymą daryti pavasario, bet čia dar prie to reikia prieiti. Smart pagalvoti, ko neturiu ir ko tai tikrai reikia. Tai dėl to norėtų pirmą spintas persižiūrėti, persitvarkyti, pasižiūrėti ir vėl kažko atsikartyti, nes spintos pilnos, bet neturi ką rengtis. Tipinė problema moterų. Leidžiu ar neįti kompo pasimti. Aš tingiu, gali žmonė. Aš tingiu. Ai, Jezus Marija. Bye bye, deg. See you soon. Tau gal paduoti. Smart. Vis paprašiau, vis matau pačiu. Man kažkoks vaibas mašinai filmuoti ir šnekėti, nežinau kodėl. Overall tokia įdomi dienikė, šiaip labai atpratus esu kažkur varyt, va taip va pasibūt, nes, nu žinot, žiemą vis tiek tai va dabar toks pabiškiai išlindimai į miestą gaunas, nes kažkaip, nežinau, nebūdavo to tokio vaibo, kad varyti kažkur į kavinę pasidėti, nežinau, karts nuo karto nuvarydom ar pavalyti kažkur ar kažką paveikti, bet šiaip žinot, žiemą mes kažkaip labiau su draugais praleidžiam tiesiog namuose, žaidžiam stalo žaidimus ir šiaip pliotkavojam ir visą kitą, tai kažkaip vinilų klausom, nu, o tokiais dalykais užsiemam. Žiemą tokia ramesnė visada būna, o pavasarį tai va dabar labai keista buvo išlys, bet labai fainai, kad saulė šviečia, aš negaliu, ta prasme, man saulė kiek duoda, dabar dar žinot, reikia iš tos žieminės depresijos išlipti, tai žiauriai smagu, kai kiekvieną dieną saulė išlenda, bent porai valandų, tai labai faina. Nors pas mus mes gyvenam bute, kur žiauriai mažai saulės ir čia didžiausia klaida, turbūt nežinokit, kaip reikalinga yra saulė mūsų emociniai sveikatai, būsenai. Mes gyvenam, nežinau, kokie čia skaitos rytai vakarai ir ar kas bebūtų, bet pas mus dar šalia namo stovi, tai patenka labai mažai tos saulės. Kol pusę pavasario gal nepraeis, tol mes net negausim saulės į kambario pusę, bet yra geras trikas, kad bent atsišviečia nuo kaimynų langų į mūsų langus, tai bent tiek pašviečia saulės, ta tokia fake saulė. Bet žodžiu, vis tiek šviesiau, nes žiemą tai realiai pastoviai tiesiog su šviesa, nes tamsu būna labai. Kol laukia Agnės pliotkavoj, sumąstėm, kad kompo pasiims. Biški taip jau atsibuvom, tai dabar varysim pas manęs pagamint, pačilint, pabūt, žodžiu, užbaigti taip dieną. Kadangi nedarbo diena jau tokia, kovo 11, labai keista kažkaip, nežinau. Šiaip žiauriai jau laukiu tų šiltų orų. O, čia, Agnės coming, nu žodžiu, įsiplėčiau. Čia vaikščia labai daug keistų vyrukų. Aš šiek tiek išsigandau. Okay. Aš nemėgstu, ta prasme, nu, tipo, kad ir šviesų ir panašiai, bet, eina kažkoks ten, nu, žinai, negalima, aiškus, iš viršelės pės, bet, nu, tipo, I'm like scared. Tiesiog turiu tokią problemą, kad turiu užsirakinti. Tai va, mes goinam pas manęs. Ai, susitiksim. Gal.